Labas. Labas. Kaip tu jautiesi? Nenusakomai gerai. Kaip tu jautiesi po šiandienos atsango? Laisva. Gal galėčiau paklausti, kas tavyje pažadino tą laisvumą, iškėlė? Mano ego paklausė klausimą Alfredas. Tai kur yra namai? Kūrėjuje, o kur kūrėjas? Ir jos atsakymas, kur yra kūrėjas, man viską supaprastino. Ir aš iš karto radau namus. Ir pajutau visą pusišką laisvę. O kaip vyko Alfredos prisilietimas prie tavo savasties? Jos esybė man leido, manęs nevaržydama, tiesiog vibruodama rasti man kelią, ta prasme būti savimi ir pripažinti savo ir vertę, ir kad aš tobula, kokia esu, kad net nereikia nieko keisti. Tai jos prisilietimu aš jaučiau, kad jinai buvo veidrodis. Ką aš joje viską mačiau, radau šiandieną, kad aš viską turiu savyje. Kaip tu žodžiais galėtum apibūdinti Alfredą? Kas ji tau, kas ji yra žmonėms? Nežinau, kas jinai yra žmonėms. Aš negaliu to, nes aš nepažįstu Alfredos praktiškai visai. Ir tuo pačiu aš ją pažįstu. Man, kaip žmogui, ji kaip žmogus, kaip esybė, jinai laisvės kultas. Jinai nevaržanti, jinai priėmimi. Ir kai aš joje matau priėmimą, kai jinai liečiasi prie manęs priėmimu, aš tada pradedu priimti save ir aplinkinius ir visą kitą. Tai jinai gyvas, vaikštantis žmogaus kūne, visko priėmimas. Kaip tu galėtum įkvėpti ir galbūt pakviesti kitus šitą kelionę, šitą patirtį su ja? Manau, kad kiekvienam žmogui yra savas laikas ir kiekvienam laikė yra savas mokytojas. Tik jeigu tu esi vedamas impulso ar ženklo, kad kažkaip tai atsirado Alfreda, tai manau, kad eik, nes ir jeigu man tektų, pavyzdžiui, kam nors rekomenduoti, žinoma, aš galiu bent kam rekomenduoti, bet reikia, žinoma, mokiniui ateiti iki to lygio, kad Alfreda būtų mokytojas. Bet jeigu mokinys priėjęs prie
iki ten, kad Alfreda gali būti mokytas. Go for it. Ir po, kaip tu gauni tas dovanas čia, kokias aš gavau šiame retryte, būdama su Alfreda ir jos, ta prasme, tai žmonėmis, kurie jį subūrė nenorom gal net, šiame apsuptyje jinai irgi duoda ir vibruoja, kad tas dovanas, kurias daviau, aš esu verta tų dovanų ir kad man nesiminkit, ta prasme, iš jos irgi tas sklinda, kad imk ir turėk. Nesimenkink savęs, tiesiog imk ir integruok tas dovanas ir džiaugis jomis ir dalinkis su pasauliu. Tai aš su šituo dabar išeinu. Aš pasiimu, dėkinga, aš nedidinga, bet aš savininkė tų dovanų ir aš to verta. Ačiū tau, mieloji. Ačiū tau.